Taip, galvoju, kad tai bus nahui. Pasąmonė, kad... Pašalus, sveiki žiūrovai! Šiandien žaisim Minecraftą. Nusipirkau kompiuterį, tai galiu filmuoti žaidimus pagaliau normaliai. Vai. Okay. Žaisim hardcore. Pirmas sezonas bus čia. Blėt, kaip rašyti. Tai va, tikiuosi neatsirasiu dykumoje ar dar kažkur. Ir džiaugiasi. Du didžiausiai debiliškiausi biomai, kur gali Minecraftą žaisti. Valdauju, tik ne dykumoje ir ne džiunglėse. Iškart ištim pasaulį, pradedu viską iš naujo. Iškart. O, neblogai. Kime net... Oi, ne. Šitą nekirsiu medžio. 300 FPS. Kažkada buvo 900, kodėl dabar tiek mažai. Gal dėl to nes neoptifines. Nežinau. Taip nejauku kalbėti ant kameros dabar. Taip seniai be YouTube'inu. Taip keista. Turniai kokiam kalbu, bet su kamera eiktų. Dabar Minecraft yra medžiai nukritę. Seniau tik tais Java Edition buvo. Čia yra mano maksimaliausi medžiai. Šitie spirius. Reik nusikrit greitai. Užteks vienas. Reik dar tik steplingų pasimta, tai ieškoti vietos, kur gyvena. Norėčiau su Salui gyvena. Salui yra geriausia gyvena. Saugo, apsišvietė visą. Ne, bet tai draunė tada rezultatų. Paskutinis mano video buvo žyvas ypatumai. Ir čia man atrodo buvo prieš metus kažkur. Tai labai ilgi dar neįtūdinau. Gerai, čia visai nebloga vieta būtų, kur nors kalne gyventi, bet žinau. Bet tokie debiliškai vietų šiaip atsirodom. Man patinka lygias vietos. Ten, kur yra tas kažkoks bioms. Su auk medžiais, bet normalus bioms. Ir ten kaimelius gali rast. Man hardcore'as žiauriai apsimau tokiuose gyventi. Nes labai kaip gali nusienšantint dalykus, knygų prisipirkt. Gerai, reikia vis tik nužudyt. Taip, jeigu mirsi, nieko tokio. Nes debiliškai vietoj atsiradom. Tada dažniausiai Minecraftą pradedu žaist. Ir jeigu atsiradom durnų vietoj, aš ištikau tiesiog pasaulį po viską. Kad atsiras debiliškai vietoj kokie. Dabar teks nečytė, čia kaip čytinis. Negal čytint, tik ne Minecraft'ą. Tik ne Minecraft'ą. Plans būtų susirast deimanto. Mano pirmą epizodą netgi. Susirast deimanto. Kad galėtum ir Iron tapas daryti. Armors. Šiaip norėčiau kitokį žaidimą pažaisti. Siaubo žaidimą norėčiau pažaisti. Būtų fainai. Ir tada turiu du gerus siaubo žaidimus, kurių nenoriu žaisti. Pirmą dalį noriu žaisti, bet antras nenoriu, nes antras prabaigsiu. Tai aš vienas nenoriu žaisti, bet ant kameros būtų drąsus, įsivaizduoju aš. Šiaip būtų faina pastreaminti. Labai faina pastreaminti. Nesąmonė žaisti. Bet reikia 100 subscribe, kad man būtų verta jungti streamą. Nes kaip tai nesąmonė. Niekas neteis, nei ten išės. Ypač kai nestreaminau, jau tiksliau ne YouTube'inau metus. Tai kad kažkas ateitų į
Steam'ą pasižiūrėti dabar, jeigu pajungčiau. Labai maži šansai. Kažkas ateito įsivaizduoju. Bet... Ja, gerai bus taip. Taip seniai Minecraftą dažaidžiau. Turiu vieną hardcore pasaulį, kur žaidžiau. Kur turėjau YouTube'in, bet garsus nesigirdėjo tai. Čia buvo kažkur prieš mėnesį gal. Ne prieš mėnesį, prieš porą. Bet toks abudas tas Minecraft yra šiaip palikęs. Dabar, kadangi tokį naują kompą turiu, tai nebereik man apsiriboti tik su Minecraft'u žaisti. Nes ant laptopo, kai žaisdavau, tai žaisdavau tik Minecraft'ą, nes vienais dikiems, kurį paveždavo. Nu, paveždas gal kelias praėjęs. 7 būdavo, bet nežinau dėl to mes žaisdavau tuose serveriuose. O va čia bus gera vieta. O tokia vieta man patinka, man mėgstamiausias biomas būtų. Reiktų kaimelį rast. Ir tada gerai bus. Šiaip norėčiau pažaisti kokį nors kitą žaidimą. Galvoju arba siaubo žaidimą kokį pažaisti. Arba varyt pažaisti kokį Elden Ring. Arba visą Dark Souls tą praeit trilogiją. Pirmą dalį esu perėjęs, antros dalies 7% gal perėjau. Trečios dalies tik 7 minučių tą žaidžiu. Tai būtų faina šiaip praeit visus 3 žaidimus. Nes Minecraft nuobodus žaidimas yra. Nes hardcore žaist Minecraft'ą šiais laikais yra labai populiaru. Tai gal pritraus kažkiek žiūrovų. O tas Dark Souls, tai kam jis patinka? Man patinka. Sekiro norėčiau praeit dar, bet Sekiro žiauriai sunku žaidimas. Ten net dar greitų metų nesu pasiruošęs reikia. Galėčiau visus GTA žaidimus praeit. Vice City, San Andreasą, tada tam GTA 3, GTA 4, GTA 5. Tada RDR žaidimus galėčiau visus praeit. Ant video arba ant streamų. Būt faina šiaip pastreamint. Tiesiog thumbnailą padarai. Ir tada tiesiog galėt kaip žaisti. Ir palaikyti chatą, aišku. Kur kaimelis? Man tik kaimelė. Tai man taip nuobodu to Minecraft'o žaisti. Aš negaliu. Eik tu grafį. Gal reikėjo modintą geriau žaisti. Naujo kompo turiu net nebūt arba nes modintą man supalaužtų. Būtų faina modintą palaužti. Nes šitą taip, kaip nuobodu ir aš nežinau toks. Aš dabar taip norėčiau išjungti tiesiog. Aš myliu Minecraft'as, man mėgstamiausias žaidimas, bet tiesiog dabar tokiu geru. O! Kaimelį. Minecraft toks yra atsiboidęs žaidimas jau. Mes skaičiuoti Delta, nes aš labai daug esu žaidęs, nu, dabar nuo kompų galiu visokius žaidimus žaisti, kuriuos noriu. Naujus tos, kuriuos visai panorėjau pažaisti, bet negalėjau. Ir dabar tiesiog Minecraft yra atsiboidęs visada žaisti. Čia man patinka va tos geltonus žaidimus. Visai neblogai atrodo. Bet reiks, negu aš ant šitą žaidimą valiu. Myliu Minecraft'ą, bet jau toks atsibodas. Bet nežinau kokie kiti žaidimai patiktų mano žiūrovam. Žvejyba, Russian Fishing pradėti gal rimtai šiaip idėja. Bet nenoriu pradėti. Russian Fishing buvau daug pražaidęs jau. Nebent, aš šiaip pokštas man. Aš manau galiu žaist Russian Fishing, bet ant savo main accountą ir galiu susikurt. Jo, rimtai.
tos yra toks YouTuberis Meškutis, kuris irgi taip pat darė. Jis jau buvo žaidęs to. Ir aš ant priešink daug pražaidęs. Ir kai pradėjo filmuoti video, ant jau 20 lygio. Ir tada kitus accounts, kad pažaisti. Aš šitą patį kaip aš daryti. Bet nėra spotų dabar. Nebent koks spotas, kurios super aš ant priešink, tada nebent verta prisijungti. Ir taip tai ten nesam. Be reikalo žvejot. Tik žiemą išgyvai, tiek nevažiuoju. Šalta bet tam laukia. Aš nežinau. Jeigu tam dabar... Kiek aš minučių kažin dabar formuoju. Man atrodo, bus labai trumpas epizodas, nes man tiesiog užpisam į kapsulą. Dar reikia pasakyti, aišku, video sudaryti. Kažkaip pamėginti. Tai irgi. Nesąmonė bus suaditinis kažkaip kujuoja. Iškirsiu visą video ir vieną kartą editinu video ir visą video ištryniu. Ir tada reikia viską perfilmuoti. Bet nebeperfilmuoti, tiesiog pasituriu. Nu, čia paskutinis kartas. Paskutinė Minecraft serija tikriausiai įsivaizduoju. Kur aš turim šitą, va, turim biškį maistą, va, bam. Turim maistą, viso. Minecraft baig. Kitas epizodas, aišku, bus, aš įsivaizduoju. Bet nežinau, kokia tai. Tai jo. Kaip čia dabar šitą? Žodžiu, kitam Minecraft epizode eisim tikriausiai minintis, arba nežinau, kažką dar veikti. Kažką, kas, nežinau, ar gal aš neįsimiegojusiu, aš nežinau. Nes aš naktimis žaidžiu, o aš nuėjau kad kažkur 6 ryto dažniausiai. Tai vat, ir... Eisiu filmuoti dabar kitą video. Nufilmuoju šitą, įkeliu į YouTube ir einu filmuoti kitą video, kaip žaidžiu tokia... Galvoju gal Outlast'ą pažaisti. Pažiūrėsiu, ar gerai girdis garsas čia ant šitą Minecraft'ą. Ir varysiu Outlast'ą pažaisti. Visą Bloater varysiu DLC pažaisti, o po to varysiu main game. Nes tada norėčiau pereit, nors... Bet žaisiu ant Insane Difficulty. Kas reiškia, kad jeigu mirsiu, aš viską prarasiu. Nu, tipo, ne viską, bet... Aš nežaisiu ant Insane Difficulty. Aš noriu žaisti ant Insane Difficulty tik dėl to, nes aš noriu pasiekti visą tą gaut. Kaip se vadinas, achievementus ant Steam'ą. Nes man gal 4 ar 5 betrūks. Aš norėčiau tos, ar 6 man atrodo man trūks. Ir aš norėčiau jas pabaigti. Tai gerai, gražiai, davai. Viskas baigės video. Čia, bye bye.